Mano vardas Nikas Brendas. Aš esu The Chicago Council of Global Affairs bendrųjų programų direktorius. Noriu pasinaudoti galimybę pristatyti Jums George'ą Friedmaną, kuris čia yra pirmą kartą. Nė viena šalis nebūna taiki amžinai. JAV taip pat nuolatos kariauja. Europa taip pat grįž prie natūralios žmonijai egzistencijos būklės. Europiečiai turės mirti karuose. Žinoma, nebus 100 milijonų užmuštų, kaip praėjusį karą, bet europiečių išskirtinumo idėja prives prie Trečiojo pasaulinio karo. Buvo konfliktai Jugoslavijoje, dabar Ukrainoje. JAV neturi santykių su Europa. Mes turime santykius su Rumunija, Prancūzija ir taip toliau. Bet nėra Europos, su kuria Jungtinės Amerikos valstijos turėtų santykius. Ar islamo ekstremizmas kelia pagrindinę grėsmę Jungtinėms valstijoms? Ar palaipsniui pats po truputį savaime išnyks? Ar ir toliau egzistuos? Islamizmas kelia grėsmę Jungtinėms valstijoms, bet ne gyvybiškai svarbę. Su tuo kovoti reikia, bet skiriant tam adekvatų, neperdėtą dėmesį. Mes turime kitų užsienio politikos interesų. Visą praeitą šimtmetį Jungtinės valstijos rūpinosi Rusijos ir Vokietijos santykiais. Taip buvo Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo metu ir Šaltojo karo metu. Nes susijungę šios šalys sudarytų Jungtinėms valstijoms gyvybiškai svarbę grėsmę. Mūsų pagrindinis uždavinys ir buvo neleisti įvykti šiai sąjungai. Jeigu jūs būtumėte ukrainietis, tai ieškotumėte vienintelio sąjungininko – Jungtinių valstijų. Prieš 10 dienų Ukrainą aplankė Jungtinių valstijų sausumos kariuomenės Europoje vadas generolas Ben Hodgesas. Jis pažadėjo, kad greit į Ukrainą atvyks JAV patarėjai karo klausimais. Jis dovanojo karinius Jungtinių valstijų medalius Ukrainos kareiviams, nors apdovanoti jais užsieniečius draudžia mūsų įstatymai. Bet jis norėjo pademonstruoti, kad Ukrainos armija tai jo armija. Po to jis išvažiavo, bet dabar Jungtinės valstijos tiekia ginkluotę Pabaltijos šalims – Rumunijai, Lenkijai ir Bulgarijai. Ir tai yra labai įdomi aplinkybė. O vakar Jungtinės valstijos pranešė apie sprendimą tiekti ginkluotę į Ukrainą. Ir nors vėliau ši žinia buvo paneigta, ginkluotė bus tiekiama. Visais šiais atvejais Jungtinės valstijos veikia apeidamos NATO, nes šie sprendimai gali būti priimami tik kolektyviai, visų NATO narių sutarimu. Visų šių veiksmų esmė ta, kad Jungtinės valstijos aplink Rusiją stato sanitarinį kordoną, o Rusija apie tai žino. Ji galvoja, kad Jungtinės Amerikos valstijos nori ją ketvirčiuoti. Aš manau, kad mes nenorime sunaikinti rusų, bet tik jiems pakenkti ir lengvai sužeisti. Bet kuriuo atveju mes grįžome prie seno žaidimo. Ir jeigu jūs paklausite, ką galvoja Lenkas, Vengras ar Rumunas, tai jie gyvena visai kitoje visatoje negu vokiečiai. O šie savo ruoštų visai kitoje visatoje negu ispanai ir taip toliau. Žodžiu, Europa ne vieninga. Bet aš tiksliai galiu pasakyti, ką darys ukrainiečiai. Jie padarys viską, kad nepykdytų Jungtinių Amerikos valstijų. Dabar Jungtinės Amerikos valstijos kontroliuoja visus planetos vandenynus. Niekas niekada anksčiau to nedarė. Mes galime užpulti bet ką, o mūsų užpulti negali niekas. Čia pasakiškai puikia aplinkybė. Mūsų valdžios pagrindas ir yra vandenynų ir kosmoso kontrolė. Geriausias būdas sunaikinti priešo laivyną, tai neleisti jam susikurti. Britanijos imperija, neleisdama susikurti stipriam laivynui Europoje, judydavo europiečius vienus su kitais. Aš rekomenduočiau taikyti politiką, kurią vykdydavo Ronaldas Reiganas Irake ir Irane. Jis palaikė abi kariaujančias puses. Tas buvo amoralu, tas buvo ciniška, bet veikė. Ir tame visa esmė.
Jungtinės Amerikos valstijos negali okupuoti visos Europos. Kai tik mūsų kareivio batas palies Eurazijos žemę, mes automatiškai nusileisim kariuomenės skaičiumi. Mes galime sumušti priešo armiją, bet negalime įvykdyti Irako okupacijos. Nerealu su 130 tūkstančių kareivių Irake okupuoti 25 milijonų gyventojų šalį. Taigi nerealu visur įvesti mūsų armiją, bet realu palaikyti visuotinį tarpusavio susipriešinimą, kad priešininkai dėmesį kreiptų į save, bet ne į mus. Mes galime juos palaikyti politiškai, finansiškai ir siųsti karo patarėjus. Ir tik išskirtiniais atvejais, kaip Vietname, Irake ir Afganistane, galime įsikišti su karinė jėga, siekiant suduoti prevencinį smūgį. Prevencinių smūgių taktikos esmė nėra priešo sunaikinimas. Esmė išvesti priešininką iš pusiausvyros. Mes tą darome kiekviename kare. Pavyzdžiui, Afganistane iš pusiausvyros išvedėme Al-Qaidą. Bet mūsų klaida tame, kad užuot išėję namo, mes dar nuolat sugalvojame, įveskime čia demokratiją. Mes negalime nuolat įvedinėti Eurazijoje savo armijos. Reikia tą daryti pasirinktinai ir retai. Tačiau, kai mes tą pasiryžtame daryti, nereikia pūsti iki gigantiškų dydžių. Štai Britai savo laiku taip pat neokupavo Indijos, o kontroliavo atskiras Indų valstybės ir pjudė jas vieną su kita. Priedo Britai į Indų armiją pastatė savo karininkus. Panašiai elgėsi Romos imperija. Ji nesiųsdavo savo legionų į atskiras šalis, ji tiesiog siųsdavo ten savo valdytojus. Tokiu būdu imperijos, kurios siekia suvaldyti teritorijas tiesioginę karinę jėgą, tokios imperijos subyra, nes niekas tokios didelės jėgos neturi. Taip atsitiko su nacistinė Vokietija. Reikia elgtis išmintingai. Kaip bebūtų, esmė yra tame, kad mes imperija. Tačiau mes kelio pradžioje. Next question, please. Yes, the gentleman right here in the fourth row. Jūs sakėte, kad eurozona neišgyvens. Pagrindinis rusų klausimas dabar, arba Ukraina taps buferinė valstybė tarp Rusijos ir vakarų, arba vakarai, NATO, įsikurs 100 km nuo Stalingrado, 500 km nuo Maskvos. Maskvai Ukrainos statusas kelia gyvybiškai svarbę grėsmę. Rusai negali šio klausimo ignoruoti ir tiesiog pasitraukti. Jei Rusija kabinsis už Ukrainos, Jungtinės valstijos turi tą sustabdyti. Todėl Jungtinės valstijos siunčia greito reagavimo dalinius į Rumuniją, Bulgariją, Lenkiją ir Pabaltijį. Šiais veiksmais Jungtinės valstijos kuria intermarium teritoriją tarp Baltijos ir Juodosios jūros. Šią koncepciją sugalvojo dar Pilsudskis. Šiai koncepcijai Jungtinės valstijos teikia pirmenybę. Bet klausimas, į kurį mes atsakymo neturime, kaip pasielgs Vokietija. Not in Ukraine, but to the West. And the Russians try to figure out how to leverage the Ukrainians out. We don't know the German position.
Buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Schröderis, Gazpromo direktorių tarybos narys. Vokiečių santykiai su rusais labai savotiški. Vokiečiai ir patys nežino, kaip jiems elgtis. Jiems reikia ir palaikyti santykius su rusais ir laisvos prekybos sutarties su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. O Jungtinių Amerikos valstijų pagrindinė užduotis – neleisti susijungti Vokietijos technologijoms ir kapitalui su Rusijos gamtiniais ištekliais ir darbo jėga. Tokia sąjunga būtų nenugalima ir pražūdinga Jungtinėms valstijoms. Šito Jungtinės valstijos stengiasi neleisti visą šimtmetį. Ir kaipgi buvo galima pasiekti to, kad ši rusų-vokiečių kombinacija neįvyktų šiandien? Jungtinės valstijos šiai dienai turi kozirį rankose, kuriuo jie nukirs tokią kombinaciją. Tai linija tarp Pabaltijo ir Juodosios jūros. Rusams svarbiausias klausimas, kad Ukraina taptų neutralia šalimi. Svarbiausia, neprovakarietiška. Dėl Baltarusijos tai atskiras klausimas. Trumpai tariant, jeigu kas nors man atsakys, kągi darys vokiečiai šioje situacijoje, tas ir atsakys mums į klausimą, kaip atrodys ateinantis 20 metų istorijos. Nelaimiai, vokiečiai priversti vėl ir vėl priimti svarbius sprendimus. Ir tai yra amžina Vokietijos problema. Vokietija yra didžiausia ekonominė valstybė, bet tuo pačiu labai silpna ir pažeidžiama geopolitiniu požiūriu. Vokiečiai niekada nežino, kam jie pardavinės savo prekes. Nuo 1871 metų tai amžinas vokiečių klausimas ir Europos klausimas taip pat. Pamąstykim apie šį vokiečių klausimą, kuris šiandieną vėl tapo aktualus. Tai klausimas, kurį mes turime iškelti, kadangi nežinome, kaip elgsis vokiečiai. Thank you so much, George Friedman. He'll be signing copies of his book in the rear of the room. Thank you as well to the Chicago Club for co-sponsoring this evening. Good night.